Aš myliu Lietuvą. 3 žodžiai, kuriuos šiandien tarti ryžtamės nebent pusbalsiu. Nepasiduok, nors vilties nėra. Nepasiduok, svajonės gyvos. Nepasiduok, kova nebaigta. 3 žodžiai, kuriuos tariantį lietuvį neretai laikome keistuoliu. Šiandien dažniau girdime palieku Lietuvą, nes man čia nebemiela. Nepasiduok, nelauk pagalbos. Nepasiduok, dar nepasiduok. Šiandien mūsų vis dar 3 milijonai, o rytoj... Mielas Lietuvos jaunime, sveikinu Jūs, aš myliu Lietuvą projekto vykdytojus. Perduodu Jūsų rankas vėliavą, kuri simbolizuoja mūsų Lietuvos valstybę ir Lietuvos žmonės. Neškite ją per visą Lietuvą skaldami, kad mes ją mylime, grožimės, gyvensime ir mylėsime visuomet. Noriu, kad ši žinia skrietų per visą Lietuvą ir tuo pačiu primintų visiems lietuviams, kad kur bebūtume, mūsų požiūris niekad nepasikeis, o tie, kurie būtinai ir toliau nuo Lietuvos atitolę, bent mintimis visuomet į ją sugrįžtų. Turim naują lyderį. Man Justelė, lyderė. Kur yra? Kapitonė visą laiką. Kapitonas turi turėti visą laiką ją su savim, o tu kas? Bauda. Minusas. Ne, šiaip tai mes turėjom vėliavą. Vėliavą taipogi neša kapitonas. Kur jinai? Perversmas įvyko, rodos beveik taikiai ir tikrai demokratiškai. Tačiau prieš Mantą kilusi komandos įtampa netrukus virsta atviru karu. Kaip tu sakė, draugo? Viskas, ramykite! Kas jum yra? Svarbiausia, taigi grožis gelbstint Lietuvą, žinai, turi parodyti. Koks čia grožis, mes esam grožis. Bet mes tai esam grožis. Mes tai grožis, o čia? Surasti meilę tikrą, kad ji niekad nepaliktų, aš svajoju apie tai. Kaip surast berniuką vieną, kad mylėtų jis kasdieną ir nereiktų jam kitų. Įspūdingas naujosios narės išventinimo ritualas pasibaigė be svarbiausio dalyko. Komanda lyg tarp kitko prisiminė, kad Lina dar turi paliesti vėliavą ir pasakyti priesaiko žodžius. O juk tai turėjo būti padaryta pirmiausiai. Negana to, užuot susikaupusi prieš Linos priesaiką, komanda ima priekis. Tačiau įžengęs į savo kambarį, Gžegožas ima įtarti, kad kažkas jame pabuvojo. Ei, kodėl mano kompas ne vietoj? Pats pasidėjai, gal neatsimeni? Nu gal, ką aš žinau. Daiktai ne savo vietose, lova sujaukta. Kas čia yra? Ką durnas? Gžegožas nesuabejojo, kad jo lovoje pabuvo Mantas. Negana to, Mantas svetimus patalus sujaukė greičiausiai ne vienas. Gaila? Ei, nepavydėk! Tai pirmą įsiklausinėk, paklausk, o po to sakyk, tu, ne tu. Aš ją praminsiu, bet reikia pasišnekėti, taip nieks nedaro. Ne, nu tik to pramintas, tik kad pirmai tada galės. Jis eina į savo kambarį. Viskas, Viskas, eik, aš pasišnekėsiu. Kavai lempa tylės. Viskas. Все, pabūk, aš noriu pasišnekėti. O tu neturi savo lovos, koks jums skirtumas? O tu ką, gaila? Ką jums gaila? Man negaila, tu ir į savo lovą, nelyskis svetimus. Viskas, negaila ir ne tavo reikalas, negaila ir ne tavo reikalas. Kas ne man? Tu čia iš viso ne prie ko. Mano reikalas. Tu čia iš viso ne prie ko. Tai mano reikalas yra, mano reikalas. Nes ten yra mano lova.
Все, eini į savo kambarį, o tu irgi atvėsk. Don Žuanas atsirado. Kuris čia išsupo miegojo, kuris kūrė dulkinosi. O ko tu didžią papį? Ką man sakyti? Nu kažką sakyti. Nu ką man sakyti, jeigu aš neturiu jokių sąsajų? Klausyk, mes visi žinom, kad olelė, tokias pupytės, tokias didžiapapės labai lengva būti. Balsas čia nesvarbus tada, nes aš vis dar neperrinktas. Kodėl tu klausi jo nuomonės, jeigu jo balsas ačiū, imk vėliavą, būsi kapitonė, ves mūsų pergalę. Labai negražiai padavė, negarbingai vėliavą, prašom iš naujo. Oi, blondinė, atsistokite, prašom. Prašom. Ves jūs toliau jūsų misiją. Atsiprašau, jeigu galima be emocijų, jūs vis dėlto... Taip, iš naujo, dar kartą. Jūs vis dėlto einat su garbinga misija. Nepriimsiu kaip vėliavas. Tai nebūk kapitonas. Jūs vis dėlto einat su garbinga misija ir tu kaip vadas, kaip kapitonas buvęs... Na, kadangi mūsų buvęs kapitonas labai negarbingai perdavė mūsų Lietuvos valstybės vėliavą, taigi mes ją priėmėme labai garbingai ir ją gerbsime ir mylėsime. Ir tikrai neperduosime jos kaip kažkokio... Ar picos, ar šokolado gabaliuko, mes ją tikrai gerbsime, mylėsime ir vesime ją toliau Lietuvos keliu ir skirsime patriotiškumo Lietuvos žmonėms ir steigsimės, kad jie mylėtų Lietuvą, kad mes mylėtume Lietuvą ir kad visi kartu gyventume toje pačioje žemėje ir kad mes visi kartu būtume vieningi ir kad būtume už tai, kad Lietuva išliks, Lietuva nepranyks, Lietuvos žmonės gyvens Lietuvoje ir mes būsime visi kartu lietuviai. Valdžios perversmo naktižibyje išaušo naujas, giedras ir gražus rytas. Deja, toks raudonųjų stovyklos ramybės įspūdis klaidina. Nuotaiką man pakėlėt, taigi manau, tokia nuotaika šiandien ir vykdysim savo misiją. O tu, mergaitė, dabar eisi viršų ir persirinksi normalius rūbus, kadangi čia ne olelė pupyčių rinkimai, ne madų šou, ne ilgiausių kojų rinkimai ir ne dar kokių ten apatinio trikotažo reklama, taip kad greitai šuoliuoji į viršų, persirengi ir ateini atgal prie stalo. O tu manai, kad būtina yra neturėti papų, neturėti krūtinės ir tik tada mylėti Lietuvą? Nors ir esu, neturiu tokias krūtinės kaip tu, bet aš turiu proto galvoje ir smegenų. Ir Lietuvą myliu savo darbais. O tu nieko protingo iki šiol dar nepasakei, o rodai savo krūtinę, Vytauto didžiojo paminklą plauni su liemenėle, su savo maikute šveiti. Ir nieko protingo nepasakei. Ryte paklausiau, ką žinai apie Vytautą didįjį, nežinojai nieko. Taip, kad dabar pasakiau, eini, prisidengi savo papus ir ateini atgal. Dabar atsistosi ir eisi. Aš dabar neįsiu. Gerai, kapitonė, davai, pasižiūrėk, žmogus taip padarė, taip gražiai Mantai, aš dabar kalbu. Galima patylėti? Užteks tau kalbėti. Patylėkit. Aš nebaigiau kalbėti. Aš ramiai tą pasakyti. Aš nebaigiau bobos kalbėti, prašom patylėti, o tu, panelė, rengiesi ir eini viršų. Ir eini. Pasakiau ne ir taškas. Palaukit minutę, gali palaukti? Šiandien vakare bus rinkimai. Gerai. Kanolina atsistoja ir eina prisidengti savo papus. Posom visų važiuoja. Cenzūra. Jūs valgysit tenai. Mes norim valgyti. Mes norim valgyti. Mes norim valgyti. Mes norim valgyti. O man? Jūs bobas, eikit į savo vietą. Aš galiu valgyti, kapitonė? Ne, negali. Kodėl negaliu valgyti? O kas Nes tas aš klausimas? valgysiu pirmą. Gerai. Ką tu į tai? Geras šou, ne? Skanaus kebra. Skanaus kekšė persirė. Daugiau aš jums negaliu. Kaip mes galim vykdyti misijas, jeigu mes esame alkani? Nu, tu galvok, tu čia įstirikoji, mes visą naktį nieko nevalgiam. Kapitonas pasakė, jūs privalote vykdyti. Viskas, taškas, šventa. Pateikit, prašom, ir transporto priemonės dokumentus.
Įprastinė procedūra - dokumentų ir vežamo krovinio patikrinimas. Ten jūsų daiktų yra? Ten jūsų daiktų yra? Taip. Daiktų jūsų yra? Taip. Rodos viskas gerai, projekto Aš myliu Lietuvą dalyviai nieko draustino neveža. Nebent patys galvoja kitaip ir dėl to netrukus ima elgtis daugiau nei įtartinai. Taip, sėdį, nelikot iš mašinos. Stop, stop! Kodėl Mantas ėmė sprukti ir taip sukėlė pareigūnų įtarimus? Nejaugi tai, kas vežama į Lenkiją šiais laikais bent kiek panašu į kontrabandą? Sieną prasmukti pavyko vieninteliam Gžegožui. Tuo metu Mantas, Monika ir Lina atsidūrė pasienio tarnybos užkardoje. Kodėl jūs bėgot, jeigu jūs lietuviai ir nieko nevežė? Norėjom leisti lietuviams knygų lietuviškų nevežė. Kodėl bėgot? Tai knygos, taigi yra legalu. O mums to niekas nesakė, mes nežinom, jūs mus tiesiog puolėt. Jūs patys šokot bėgt, su knygom pasiėmė knygas ir bėgt. Mes turim tikslą. Tai tikslą galima taikiai nuvažiuoti. Jūs mūsų laiką gaišinat, jums reikia kuo greičiau. Mūsų pareiga tokia. Jūs ką, ne lietuvijos? Tai jūs turite įsiaiškinti pirmą kas, dėl ko ir kaip ir ką. O jūs iš karto puolė. Mes aiškinomės, klausėm, ką vežat knygas. Ką? Tu grėbėjai maišą ir bėgat. Taip, tai čia nenusikaltimas bėgti su knygom. Mums įtarimas kilo, kad jums tenka... Koks įtarimas? Knygos nėra nieko blogo. Kad čia turbūt alkoholio truputį gavote, ne? Alkoholis didžiausias Lietuvos priešas. Visi okupantai per alkoholį naikino Lietuvą. Caras 120 metų girdė Lietuvą ir ačiū vyskupui Valančiui išgelbėjo mus. Sovietai. Kiekvienas lašas alkoholio negrįžtamai sunaikina mūsų protavimo ląsteles. Mes darom durnesni ir durnesni. Lietuvai reikalingi išmintingi, valingi žmonės. Pavergti alkoholio. Ne, aš jums pritariu, kad nevartojant alkoholio galima pasiekti daugiau, bet negalima sieti meilės tėvynei su alkoholiu. Jeigu jūs dėl tėvynės Lietuvai negalite atsižaidyti alkoholio, ten nikotino, cigarečių, labai skeista ta meilė.